Birželio 3 dieną jaunimo darbo centre užsienio įmonė, įdarbinimo įmonė ieško darbuotojų Lietuvoje ir pabandysime pakalbinti šį pusšimtį darbuotojų, kurie ieško laimės svetur. Ir užduosime klausimą, kodėl jie išvyksta, ko jie tikisi ir kas jos netenkina šio dieninėje Lietuvoje. Iš kur pats esate? Iš Alytaus. Ir ko tikitės Anglijoje? Kodėl jūs netenkina sąlygos čia Lietuvoje? Tai kaip gali tenkinti sąlygos Lietuvoje, jei kad 1000 litų į rankas užsidirbti, tai reikia dirbti ne tik, kad gavus sunkesnį darbą, bet ir su viršvalandžiais, vos ne kiekvieną dieną ir dar savaitgaliais. Tai galima daug didesnius pinigus užsidirbti Anglijoje, kad ir tom pačiom sunkiom sąlygom, tas pats sunkus darbas tiek čia, tiek ten. Bet vis tiek ten galima užsidirbti ir prasivežti ir toliau. Ir studentam toliau užsidirbti mokytis galima, o Lietuvoje dirbant studentui užsidirbti mokytis ant studijų pačiam yra sunkiai įmanoma. Supratau, kokie jūsų atlyginimas tenkintų Lietuvoje, kad jūs pasiliktumėte čia dirbti ir toliau? Virš 1000 litų, jei aš gaučiau šiuo momentu užsidirbti kokius 1200 į rankas atskaičiavus mokesčius, tai mane tenkintų, be viršvalandžių žinoma, bet dėja Lietuvai tokio darbo, kad jis mokėtų tiek nekvalifikuotam, kad ir darbininkui, tokių darbų nesiūlo. Kokio darbo ieškot Anglijoje? Anglijoje dabar šitas darbas yra spaustuvė ir spaustuvės sandėliuose. Man tinka, jis nėra labai smarkiai fiziškai sunkus darbas ir gana geras atlygis, jis nėra, žinoma, labai didžiulis. Ar sugrįžite po termino į Lietuvą atgal? Jei viskas bus gerai, aš žadu pasilikti, nors dar vieniems metams, jei mane priims ir leis man pasilikti. Iš kur jūs atvykote į Vilnių? Iš Kauno. Ir taip pat ieškote darbo Anglijoje, spaustuviai. Kodėl netenkina Lietuvos sąlygos? Mažas atlyginimas, prieš porą mėnesių teko dirbti įmonėje ir su savaitgaliais ir po 10 valandų dirbau 800 biškių, tai nesinori arti ir uždirbti vos daugiau negu minimumą. Taip pat, aišku, kaip ir minėjo, ten vienas kolega, kad ant studijų irgi neįmanoma uždirbti. Tai koks jūsų atlyginimas tenkintų Lietuvoje? 1500, bet nekvalifikuotų ir manau būtų pasitas. Žmogus prieš 14 metų išvyko į Kazakstaną, ten prarado savo dokumentus ir 14 metų negalėjo grįžti į tėvynę. Prieš 2 metus grįžo, tačiau savęs negali čia realizuoti ir ieško darbo Anglijoje, taip pat su kitais jaunais žmonėm. Ir sakykite, koks atlyginimas jūs tenkintų Lietuvoje? Atlyginimo nebuvo, negaliu tik pašalpą ir viskas. Nepavyko nei kart susirasti darbo, taip, per 2 metus? Ne vieną negalima surasti. Dirbu inžinierium samatininku statybinėje kompanijoje ir per paskutinius 3 metus susitaupiau apie 1000–2000 litų. Ir dabar man važiuojant į Angliją, būtent tiek reikėtų tų pinigų turėti. Kas jūs netenkina Lietuvoje? Kokios sąlygos, atlyginimas, ar negali surasti darbo? Atlyginimą minimumą gaunu ir kol kas nerandu darbo, kad būtų nors šiek tiek daugiau. Koks atlyginimas jūs tenkintų Lietuvoje, kad jūs pasiliktumėt? Tenkintų 2000 nei rankas ten, su mokesčiais. 2000 nei rankas. Ar turit šeimą Lietuvoje? Ne, neturiu. Ar išvykus į Angliją jūs tikite sugrįžti greitų metų į Lietuvą? Ilgesniam laikui, taip. Ar jūs tikite sugrįžti po šio trumpalaikio darbo į Lietuvą, ar jūs tikite surasti Anglijoje darbą ir ten pasilikti? Nu, aš tikėčiausi ras geresnį darbą, bet kaip būtų neaišku. Iš kur jūs atvykote? Tikau Tumėnų. Ir taip pat ieškote darbo Anglijoje, kelintą kartą jau tenka dirbti? Na, jau užsienyje užsidirbinėti. Iš tikrųjų, antrą kartą tenka, šis antras kartas tikiuosi bus ir pirmą kartą teko Škotijoje užsidirbinėti, būtent studijoms pinigus. O šį kartą šiaip baigiau studijas, 4 kursą ir gavau aukštą išsilavinimą, o pagal specialybę kaip ir galimybių šiuo metu gauti nėra. Tai nusprendžiau vasarą tiesiog išvažiuoti ir padirbėti užsienyje. Ar nesvarstat galimybių galbūt iš Prienų keltis į sostinę ir ieškoti pagal specialybę darbo čia? Ne, iš tikrųjų, aišku, man
ieškojau įvairių variantų, bet paprasčiausiai neradau. Supratau, ar tikitės grįžti iš Anglijos greitų metų ir rasti čia darbą? Be abejo, tikiuosi, grįšiu po 3-4 mėnesių ir dar bandysiu, ieškosiu galimybių, kad likti Lietuvoje ir dirbti pagal specialybę. Koks atlyginimas jūs tenkintų Lietuvoje? Na, jeigu su perspektyva, kad atlyginimas didės, sakykime, tai pradžioje tikrai užtektų 1500 į rankas. Taigi, rezimuojant visus interviu, galima daryti išvadą, kad dauguma šių jaunuolių sutiktų Lietuvoje pasilikti gaunant 1000–1500 litų per mėnesį.